Kokių būna pasaulyje kalbų? Skirstimas yra ne vienas ir tikrai ne du. Šį kartą mes pažiūrėsim labai paprastai ir kalbas išskirstysim į dvi grupės - natūraliai išsivysčiusios kalbos ir dirbtinės kalbos. Natūraliai išsivysčiusios kalbos, iš esmės galima žiūrėti jas dvejopai. Tai yra kalbos, kurios, tokio kaip lietuvių, kurios per ilgą laiką neteko tam tikrų formų, prisidėjo naujų, kai kurios formos išliko per daug šimtų metų. Visa tai yra natūralios kalbos, kuriomis šnekam ir jų yra labai daug. Iš esmės, būtent taip ir atsirado lietuvių kalba, kurią mes galim priskirti baltų kalbų šakai, indoeuropiečių kalbų šeimai. Kita grupė yra pidžinai. Tai yra irgi natūraliai atsiradusi kalba, kai susilieja dvi skirtingos visiškai kultūrinės ir kalbinės grupės. Iš esmės galime sakyti, kad tai yra Europos kolonijinės praeities palikimas. Pidžinai skirstomi pagal kalbas, kurios padarė didžiausią įtaką. Tai yra anglų ir prancūzų. Prancūzų kalba padarė didžiausią įtaką Antilų salų kalboms. Anglų kalba Naujosios Gvinėjos pidžinų atsiradimui. Įdomu tai, kad kai kurios kalbos yra sugramatintos, aprašytos, o kai kurios pasiliko tiesiog žmonių bendravimo kalbomis. Ir pavyzdžiui, toj pačioj saloj, toj pačioj gatvėj, skirtingose namuose gali skirtingai tarti tuos pačius žodžius, nes nėra sugramatinta.